Ar žinojai, kad lėlės gyvuoja jau tūkstančius metų? Jos tokios senos kaip Egipto piramidės. Taigi jau senovės Egipte vaikai žaidė su medinėmis ar molinėmis lėlėmis. Kai kurios turėjo net plaukus iš tikro žmogaus plaukų ar siūlų, o kitos net judančias rankas. Tu turbūt įsivaizduoji, kad tais laikais nebuvo nei žaislų parduotuvių, nei interneto. Visą, ką turėjo, žmonės pasigamindavo patys. O jos buvo gražios? Tikrai, vienos kaip tikri meno kūriniai, o kitos gal paprastesnės, bet svarbiausia, mylimos visų vaikų. Norint klausyti pilną epizodą, spausk nuorodą ir klausyk mus Spotify platformoje. Dokadok. Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.